Pralaimėtos antras varžybos Kauno Žalgiriui. Kokie buvo trenerio nurodymai prieš šias varžybas? Paprasčiausiai tiesiog kautis, stengtis ir kas buvo trenerių pasakyta, išpildyti. Kažkaip varžybų metu krito į akį, kad daugiau buvo susitelkę po krepšių, gal daugiau bijojote Žalgirio aukštaūgių, o jie kažkaip paleido labai daug tritaškių metimų į mūsų krepšį. Jo, gali būti. Iš tikrųjų buvom truputį susispaudę, nes kaip ir kitom komandom pridaro daug problemų, tiek Birutis, tiek Masiulis. Tai gal ir buvom tie susispaudę, dėl to pasakoju praleidom tos trajekus. Kaip manote, ko pritrūko, buvo skirtumas 3 taškai, kad trečio kėlinio pabaigoje ir ko pritrūko, kad perlaužyt šias rungtynes? Kažkaip jau ėjo ant to, kad jos pakrypti kitą pusę. Keletą taiklių metimų tiesiog, keletą atakų apsiginti ir viskas. Ir gal ir, kaip ir sakai, būtų tas lūžis įvykęs.